Ir žinoma, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto generaliniam direktoriui Algiui Latakui, nes jūrinė eisena kviečia leistis į šių metų jūros šventės kino istoriją. Aplinką sutinkame prezidentą, merą ministrą ir uosto vadovą. Antrąjį pavadinimą. Ačiū. Na, didžiąją jūros šventės eiseną pradeda Lietuvos kariuomenės karininkų orkestras, vadovaujamas Egidijaus Mikniaus. Iškilminga orkestro muzika kasmet tampa svarbia šventės pradžios dalimi, lydinčia eisenos dalyvius ir žiūrovus. Orkestras dalyvauja Lietuvos kariuomenės, karinių jūrų pajėgų, Klaipėdos miesto ir vakarų Lietuvos valstybinėse bei iškilmingose ceremonijose. Šiandien jų atliekami kūriniai simboliškai atveria jūros šventės eiseną ir pradeda bendrą šių metų kino tema pasakojimą istoriją. Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų būrys eisena žengia. Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų būrys vadovaujama štabo karininko, komandoro Andriaus Guralio. Kolonos priešakyje nešama karinių jūrų pajėgų vėliava. Karinės jūrų pajėgos saugo Lietuvos teritorinius vandenis, vykdo jūrų stebėjimą ir gynybos